Jo, man rodos buvo momentas, kai aš buvau Olego Šurajevo stand-upe ir jis turėjo maikutę ir tiesiog buvo tokia plokščia krūtinė. Ir aš taip pavydėjau tuo momentu. Jo. Kai pasižiūri veidrodį arba išeini iš to momento, kad tu turi save saugoti ir išgyventi. Jo, būna dažnai momentų, kai pasižiūri veidrodį ir kažkas atrodo keistai. Kartais atrodo, kad tas moteriškumas, kurį anksčiau nekreipdavai dėmesio, dabar atrodo, kad neatspindi manęs. Iš esmės lyties disforija, tu jauti, kad tavo kūnas nereprezentuoja tavęs žmonėm, kaip tu norėtum, tiesiog nepasako, kas tu esi, jauti, kad yra kažkas, kažko trūksta tarp tavęs ir kaip tu atrodai. Tai aš esu Laura, man 20 metų, aš esu nebinarus žmogus. Nežinau, ar yra lengva įvardinti konkretų tašką gyvenime, kai žinau, kad kažkas buvo ne taip, nes aš tiesiog buvau vaikas ir aš su visku suvaibindavau. Aš prisimenu, kad reikėjo mokykloje, mes darėm vaizdo įrašą apie istoriją ir aš apsirengiau kaip karalienė, bet nebuvo kas vaidintų karalių, tai aš irgi apsirengiau kaip karalius ir buvau su barzda ir aš jutausi labai patogiai. Ir vėliau, kai prasidėjo paauglystė ir pradėjau augti, aš prisimenu, kad aš žiūrėdavau į veidrodį ir galvodavau, kaip aš atrodyčiau, ar kaip aš būčiau, jeigu man užaugtų barzda. Ir aš vėliau kalbėjau su, tarkim, viena draugė ir kitiem žmonėm nebuvo tokių minčių. Ir aš žinau, kad aš jeigu būčiau gimęs su kitom kūno dalim, aš būčiau maždaug patenkintas. Man nedaro didelio skirtumo. Visų pirma, aš nelabai tikiu lytim ir kokį vaidmenį jinai turi. Ir kad man iš esmės nėra labai didelio skirtumo, kokios pas mane yra savybės asocijuojamos su lytim, su vyru, su moterim. Aš tiesiog kažkur vaibinu tarp vyriškumo, tarp moteriškumo ir aš to neįprasminu. Tai tas nebinarumas. Ir labai įdomu tai suprasti, nes tu tiesiog atidarai stalčių ir ten labai daug yra dalykų, kurių anksčiau nežinojai ir nepastebėjai. Bet yra jauku. Gali save mažiau varžyti, gali save geriau suprasti. Keletą metų žiūrėjau Drag Race ir tada bandydavau kopijuoti, ką drag karalienės piešdavo ant veido. Ir tada bandžiau pagal save daryti. Ir tada buvo proga per cementą apsideginti. Ir tai labai patiko, buvo smagu. Vėliau aš žinojau, kad Betikėčių vasarą organizuoja drag show festivalį Kultūra Visa. Aš labai bijojau. Bet kadangi žinau, kad aš labai norėjau bent jau pabandyti, tai aš perlipau per save ir atsidariau ant scenos. Ir tai buvau teatro salė ir jinai buvo labai pilna ir buvo labai smagu. Ir labai patiko ir norėjau dar kartą. Kai reikėjo pasirinkti vardą pirmam pasirodymui, aš nelabai žinojau. Kartais žmonės pasirenka kažkokį komišką pavadinimą, kartais tiesiog gražų. Ir nežinau kodėl, bet Altorių šešėlių veikėjas Liudas Vasaris
buvo labai įsimintinas veikėjas ir bent jau man atrodo, kad jis buvo labai kažkaip kreivas, queer ir su manim surezonavo. Tai aš pasirinkau vardą Liudas Mefistofelis. Kai buvau scenai, tiesiog viskas pradingo, net apie nieko negalvojau. Ir kaip ir to nerimo nelabai buvo. Ir vėliau, iškart kai baigiau, grįžau pas draugus, pas žmonės. Labai faina atmosfera. Bet Liudas yra labai drąsus, nežinau, jis irgi kaip ir aš, turi tą vyriškumą, bet yra ir tas moteriškumas, kad jis elgiasi labai flamboyant, kad jis labai išraiškus ir jis padeda man tą moteriškumą, kuris man duotas, kai gimiau, kitaip suvokti ir vietoj atmesti visiškai, bandyti kitaip ir iš naujo su juo susipažinti. Drag man padėjo jaustis patogiau mano kūne, tiek nes gavau daugiau pasitikėjimo savim, tiek kai dažydavausi ar kai bandydavausi naujus rūbus arba kai modifikuodavau savo kūną per tos bandymus, per išlipimą iš komforto zonos, labiau supratau, kas man patinka, ko aš noriu iš savęs ir kas mano kūnai tinka. Tai jeigu nebūtų buvę dėl drag, nežinau, kaip būtų mano trans kelionė nuėjus, nes aš žinau, kad aš norėjau pasikeisti šukuoseną, nes aš žinau, kad aš turėsiu performing vasarą, bet iš dalies irgi dariau dėl savęs, bet kadangi buvo deadline'as, tai pastumėjo. Taip pat, kai reikėjo nusipirkti juostą, pirmą kartą aš nusipirkau, nes buvo pasirodymas. Tai kartais Liudas kaip ir taip primena ar taip padrąsina, kad Laurai būtų patogiau ir drąsiau. Tai iš pradžių ir Laura, vėliau atsiranda Liudas ir vėliau mes abu sukuriam kažką naujo ir kažką gražaus. Ir taip evoliucionuojam, keičiamės abu ir duodam vienas kitam kažką, ko kitas neturėjo. Oh, this is so deep.